Pasikeitus santvarkoms, dainų šventės tradicija nenutrūko, o įgavo naują prasmę ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. 1953 metais lietuvių tremtiniai dainų šventę minėjo tolimajame Sibire, Igarkoje. 1956 metais Jungtinių Amerikos valstijų ir Kanados lietuviai dainų šventę surengė Čikagoje. Lietuvoje dainų šventės kaskart vis gausėjo. Žmogus yra beribis vandenynas. Jis ir pats nemato savo krantų, neižvelgia savo dugno, jis ir šėlsta ir masto kažką nurimęs. Fantastiškiausi gyvūnai veisiasi jo gelmėse. Daugelis jų niekada neiškyla į paviršių, tačiau atsispindi jame ir aukštybėse. Žmogui duodamas tik vienas gyvenimas. Jis negali pasirinkti nei vietos, nei laiko gimti. Nė vienos savo gyvenimo akimirkos negali pakartoti. Tačiau yra žmonių, kurie tokio vidaus gyvumo, kuriems širdis yra tokia pilna, kad visas žmogus tarsi skamba. Sakoma, žmogus dainuojas. Per 34 atkurtos nepriklausomos Lietuvos metus dainų šventės idėja ne tik išsiplėtė, bet ir lietuvio sąmonėje įsitvirtino kaip vienas iš tapatybės ženklų ir ypatinga proga visai tautai pabūti kartu.